Marvel jau pradėjo savo 6-ąją fazę su filmu Fantastiškas ketvertas pirmieji žingsniai, o kadangi jis jau kino teatruose, tai pakalbėkime apie jį. Mane labai džiugina, kad šiais metais visi superherojų filmai, kurie pasirodė kino ekranuose, iš esmės yra labai paremti, labai stipriai paremti superherojų komiksais. Tiek prieš tai buvę Thunderbolts, tiek dabar visai neseniai pasirodė Supermanas ir kartu ir Fantastiškas ketvertas. Visi jie pertransliuoja komiksus. Taip, aš nesu labai giliai susipažinęs, bet kažkiek, jeigu esate pavartę tos komiksus, ar bent jau domitės tuo pasauliu, tikrai suprasite, apie ką aš kalbu. Ir Fantastiškas ketvertas puikiai įvedė tikrai daug naujų personažų, nors aišku jau pamatėme ir naujas versijas tų, kuriuos žinojome iš anksčiau. Su pagrindiniu ketvertu kaip ir viskas aišku. Pedro Paskalis atliko Reedo Richardso, vieno protingiausių visatos žmonių vaidmenį. Tada buvo Sue Storm, Johnny Stormas, kuris irgi yra gerai žinomas personažas. Na ir aišku, Padaras arba The Thing arba Benas Grimas. Tai įdomus ir sprendimas pristatyti moteriškąją sidabrinio banglentininko versiją, kuri iš esmės egzistuoja komiksuose ir tai yra Shala Bal. Bet pagal komiksus Shala Bal buvo Norino Rado, tai yra vyriškojo sidabrinio banglentininko žmona. Čia ji veikia kaip atskira personažė ir kaip ir neturi ryšių, bent jau pagal tai, kas rodoma filmuose, ir dėl to yra iš tikrųjų įdomu žiūrėti jos motivaciją, kodėl ji pasielgia taip, kaip pasielgia filmo metu ir kokia jos prasmė apskritai visoje šioje istorijoje. Mane šiek tiek nuvylė Galaktas, kadangi tai yra vienas tikrai didžiųjų Marvel blogiukų ir čia filme jo svarba ir svoris, galima taip išsireikšti, buvo gal kažkiek sumenkinta. Bet šiame filme taip pat buvo pristatytas ir Franklinas Reedas, kuris pagal visą istoriją, pagal komiksų pasaulį yra vienas galingiausių visų laikų Marvel personažų. Kaip jis bus vystomas toliau, bus ir įdomu pasižiūrėti ateinančiuose filmuose. Filme veiksmo nėra labai daug, bet jis yra tikrai kokybiškas, nors vietom labai minimaliai CGI-us buvo tragiškas. Didžioji dauguma jo buvo tikrai labai gero, bet ypatingai kalbant apie, nespoilinsiu ką, bet pamatysit patys, šiek tiek trigerino. Ir apie pačius aktorius. Tai aktorių pasirinkimas mano nuomonė buvo tikrai labai geras, visi jie įkūnija savo personažus gerai, bet kuriuo atveju filmas tikrai nėra blogas, jis tikrai vertas didžiųjų ekranų ir jisai sukuria tokio pirmųjų 3 Marvel fazių jausmą. Šiek tiek lėtesnis, bet kuriami personažai, o ne bandoma sujungti su didesniu multivisatos kažkokiu tai blogiu arba gėriu. Ką jūs manot apie Fantastišką ketvertą pirmosius žingsnius? Jeigu matėte, pasidalinkit nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollow.